Sveiki, vlogų žiūrėtojai, draugai. Šiandien vlogas atrodys truputį labiau kaip karkestas, nes pagaliau prisirašiau savo ir jums prižadėtą dalyką padaryti, tai papasakoti apie kelionę, išlaidas pagrindė. Nesakiau, kad papasakosiu, dėl to ir sėdim šiandien prie šitos murzinos lūzgės. Pabandysiu viens pats viską papasakoti, bet turėjo būti ir Monika, gaila, bet nemažai darbo, tai neišeina susiderinti taip, kad kartu galėtume papasakoti jums. Tai šiandien papasakosiu apie kelionę, truputį apie cenzūrą, kadangi filmuoju savaitį likus iki kažkas tokio, tai papasakosiu biškį apie ją, ką žadėjau daryti, ko nedarysiu ir panašiai. Tai ir viską, paliesim viską aplinkui. Tai gal pradėkim nuo pačios kelionės, kas nežino, kas nežiūrėjo vlogų prieš tai, kur mes ruošėmės važiuoti. Šiaip rekomenduočiau pažiūrėti vlogus iki šio vlogo, kad susidaryt vaizdą, kiek užtruko visas pasiruošimas tai kelioniai. Tai važiavom 2 savaitėm į Austriją ir Italiją. Pagrindė vis tiek gavosi Austrija labiau. Aišku, davažiavom ir Italijos Dolomitus. Aišku, buvo planas nuvažiuoti toliau, bet truputį gal atbaidė ir kainos tenais, kur norėjom važiuoti, nes viena naktis prasideda, nes dar buvo, kiek šnekėjom su vietiniais, tai dar buvo sezonas ganėtinai. Tuo laiku, kai važiavom, tai kainos buvo tokios, sakyčiau, neadekvačios. Ten 300 eurų už naktį ir miegi su rusiškais kilimais ant sienų. Tai nebuvo labai didelė ir gera opcija. Tai buvom Austrijoje didžiąją dalį, bet pamatėm ir Dolomitus visų grožių, visokių orų, nes orų irgi buvo ganėtinai taip įvairiai. Antrą savaitę geriau, bet pirmą savaitę tai buvo ganėtinai sunku. Tai kas liečia kurą. Buvo visokių minčių išvažiuojant ar R19 ratai ir stogo bagažinė darys kažkokią didelę labai įtaką. Nes užpraeitais metais, kai važiavom be stogo bagažinės ir su stokiniais ratais, kuro vidurkis buvo 6,3. Tai buvo įdomu pažiūrėti, kiek bus su stogo bagažinė ir R19 ratais. Bet paskui supratau, kad nelabai galėsiu pilnai įvertinti situacijos, nes tvarkėsi turba, tvarkėsi purkštukai, o tas tikrai įtakoja visas sąnaudas ir panašiai, tai dabar surėjo su stogo bagažinė ir R19 ratais, tai surėjo 6,7 litro 100, ko pasekoj mums kuras 2 savaitėm gavosi 619 eurų. Aišku, dar galėtum kažkiek atmesti, nes grįžus namo dar buvo likę kuro, bet esmė, kad galim dėti grubiai 600 eurų. Tai kas nėra iš tikrųjų kosmosas, nes buvo nuvažiuota 5572 km. Tai aš manau, kad ganėtinai ekonomiškai apsisukom, pasakysiu taip. Kaip ir galvojom išvažiuojant, kad brangiausia, kaip sakant, viso šio tripo dalis bus Airbnb. Dažniausiai miegodavom po 1 naktį, paskui tik tais miegojom Austrijoje, man atrodo, buvo 4 naktis, 3 naktis vienam Airbnb. Prieš tai 2 naktis vienam Airbnb, bet visos kitos naktis buvo po 1. Tai Airbnb ir bookingas gavosi 1238 eurai.
Kas, pasakysiu taip, kad nežiūrėjom tų bookingų, kur ten, aišku, buvo galima žymiai sutaupyti, jeigu būtum ten ėmęs visiškai tokius jau, sakau, su kilimais ant sienų ir taip toliau būtų įmanoma buvę ir sutaupyti, bet nežinau, buvom nusprendę taip, kad šioje vietoje netaupysim ir ėmėm normalius tokius ganėtinai vidutiniškus, ne pačius brangiausius, nes buvo ten tokių kainų, kur tikrai žiūri nuotraukas ir net nesupranti, kodėl tokios kainos. Aišku, ten vienur vaizdas, kitur kažkas, bet manyčiau, kad gavosi ganėtinai normali kaina už 14 dienų. Tai su bookingais būtų viskas ir prisidėjo dar keliai. Aš čia sakau apie išlaidas, apie tas, kurias patirtumėt ir jūs ir gal ten su kuru ar kažko mažiau daugiau, bet jeigu taip važiuotumėt ir keistumėt kiekvieną dieną realiai lokaciją ir panašiai, imtumėt po vieną naktį, gyventumėt plius minus vidutiniškai, tai va tokios panašiai išlaidos ir gautasi. Dabar keliai, nes tik tiek, kad pamiršau atrašyti, nes rašė keletą žmonių bevažiuojant, kad kaip su kelių mokesčių ir panašiai. Kiekvieną atskirai nesakysiu ir panašiai net nesu, man atrodo, įsirašęs, bet bendrai už kelius gavosi 80 eurų. Vietom galima sutaupyti ir pravažiuoti iš tikrųjų gražesniais keliais, ypač mano patarimas būtų, jeigu važiuojate į Italiją nuo Innsbruko pusės Austrijoje, tai nemokamas kelias yra žymiai gražesnis negu mokamas, nes mes įvažinėjom mokamų kelių, o po to, kai grįžom atgal, jau įvažinėjom nemokamų kelių, tai jisai ir vingiuotas, šalia kalnai ir sakau, ženkliai gražesnis ir šitoje vietoje tikrai net netaupime gal yra esmė, o aš Monikai sakiau, kad tiesiog galima važiuoti šito nemokamų kelių, nes ganėtinai geros būklės, nemokamas ir dar gražesnis negu, kaip sakant, autostrada. Važiuoti tiesiog. Aišku, čia galioja, jeigu važiuojate Dolomitus, nes jeigu važiuojat kažkur giliau į Italiją, tai manau, kad mokamų kelių yra visiškai žymiai geriau važiuoti. Tai bendrai išlaidos gaunasi 1937 eurai, čia taip apskaičiavus bendrai. Aišku, ten po to pramogos, maistas ir taip toliau, čia jau kiekvienam, kaip sakant, savo ir kiekvienam skirtingai, bet tokia, manau, bazė ir turėtų būti kažkas 2 savaitėms su automobiliu. Aišku, pasiruošėm su džiugo automobiliu ganėtinai gerai, ta prasme, sužiūrėjom realiai, mano nuomonė, viską, ką galėjom sužiūrėti, ko galėjom tikėtis ir panašiai, tai didelių tokių kažkokių nutikimų ar problemų nebuvo. Tai viskas kaip ir buvo šauniai iš automobilio pusės. Piniginę dalį kaip ir baigiau, dabar galvoju, ką galėčiau jums papasakoti tokią įdomesnį iš pačios kelionės. Tai atsitiko tas, ko labiausiai bijojau, tai sustabdė Vokietijos policija, nes tiek iš pažįstamų, tiek iš interneto platybių, video medžiagų ir panašiai buvau girdėjęs ir žinau realiai pavyzdžiais, kad Vokietijos policijai nelabai patinka bent kažkiek modifikuoti automobiliai. Tai įvažiuojant, važiavom jau Austriją, bet ten, kad peršokti į kitą pusę Austrijos,
galima kirsti kelią per tokį gabaliuką Vokietijos. Tiksliai nepasakysiu, kiek ten Vokietijos kilometrų yra, 20 gal, daug dievė. Ir išlendi vėl po to Austrijai, tai nes prieš tai jau buvau nusimatęs taško Vokietijai, kad stoti, bet apsiklijavo, susidėjo ratai ir galvoju, gal aš nevažiuosiu į Vokietiją su šitą automobiliu, kad ir nėra jis kažkaip stipriai modifikuotas, vis tiek rastavkės, tas anas, galvoju, gal Evaldai nevažiuok. Tai esmė tame, kad įvažiavom į Vokietiją, tik Veizas parodė, kad jūs esate Vokietijoje. Sankryžoje stovėjo visiškai naujas Exploreris, man atrodo, Fordas, džipas. Ir žiūriu parašyta policija. Ir tiesiog stovi. Pravažiavom, jie ten stovi su ilgom šviesom, įsijungė, ta prasme, ten apakom. Pravažiavom ir iškart yra toks posūkis. Kelias nesisuka. Ir Monikai sakau, aš manau, kad mumis parsivys. Ir man atrodo, aš nebaigiau to sakinio dalies ir jau pamačiau veidrodėlį, kaip parskrenda tas džipas policijos. Truputį turėjau nutraukti istoriją, nes pas mus čia salė nėra šildoma, kur laikom automobilius, tai yra ganėtinai šalta. Ir rytoj filmuoju karkestą su Linu ir aš neįsivaizduoju, kaip reikės sėdėti, nes Linas yra ganėtinai, kaip čia pasakius, daug kalbantis žmogus. Nesakau, kad tai blogai, bet bus ganėtinai sunku čia įsėdėti, nes yra labai šalta. Bet pabaigsiu aš jums visą šitą dialogą, o po to žiūrėsim. Jeigu kažkas turit patalpų kažkokių, kur galėčiau įsikurti studiją su šildymu, parašykit. Kažką gal sutarsim. Nes su Nord Space nesutarim. Tai žodžiu, tas džipas mumis parsivėja. Aš važiuoju toliau, kaip sakant, palei taisyklės ir panašiai. Ir parskrenda jisai su ilgom šviesom. Ir aš galvoju, ar tu durnas? Vis pirma, nes nieko nematau. Kas turi Batmaną arba šiaip BMW, žino, kad jeigu bent kažkiek yra lempos pavargusios, jos nelabai šviečia, o plus lyja, šlapia, miškai, posūkėliai, karočią. Ir dar šviečia iš galo ilgom šviesom. Važiuojam toliau, aš stebiu per veidrodėlius, ar įsijungs, kaip sakant, švyturėlį ar kažkas. Nieko. Įsijungia lauk ilgos šviesos, jau pradedu atsipalaiduoti po truputį, galvoju, gal tiesiog pavažiuos iš galo ir viskas, ir baigsis tom istorija. Bet nesibaigė. Įjungia vėl ilgas šviesas. Ir tokį manevrą pakartojom, aš nežinau, gal kažkas parašys komentaruose, gal čia kažkoks yra, kas daugiau važinėjęs Vokietijai, gal čia kažkoks ženklas, kad yra jau, kad sustojat be švyturėlių, nežinau. Tada pamačiau, kad užsidegė viršų jau ten visi follow ir taip toliau, bet nelenkė. Pradedu ieškoti, kur, kaip sakant, sustoti. Nelabai yra kur. Važiuojam toliau. Su policijos palyda įsijungė ten švyturėlį, viskas. Radau, kur sustoti. Sustojom, pavažiavom. Ir tas džipas privažiavo grinai man prie subinės ir toliau stoju su ilgom šviesom. Ir niekas nelipa lauk. Aš jau užsigesinau mašiną, pradėjau ieškoti dokumentų, nežinau, kad vis tiek reikės. Tai žodžiu, atėjo, prakratė mumis ir mašiną, prašvietė visus ratus, viską, ta prasme, jau vienu momentu, ganėtinai jauni policininkai buvo, bet jau maniau vienu momentu, kad
gal kelionė čia ir baigsis, nes žinau, N pavyzdžių, kai buvo ir numerį atimti ir panašiai, tai galvoju viskas. Kelionė baigėsi dar net neprasidėjus, bet po pokalbio buvo ganėtinai nustebę, kad važiuojame į Italiją, gal dėl to, kad su tokia sena mašina. Bet, žodžiu, tai paleido, viskas gerai, bet nemeluosiu, streso įvarė vien dėl to, gal kad labai daug informacijos buvau prisirinkęs ir prisiklausęs ir per metus visus savo gyvenimu, kad Vokietijos policija nėra labai patenkinta, kai tu įsiskiri gal kažkom iš minios, ypač tokius modifikuoti automobiliai. Aš manau, jeigu nebūtų buvę liverio, gal būtų dar net neparsivyję. Čia viena iš tokių įdomesnių istorijų. Visa kelionė, aišku, buvo labai įdomi, ta prasme, vis tiek su tokiais vaizdais, su nuosavu automobiliu, su mylimu žmogum, tai viskas buvo labai fainai, bet taip iš automobilio pusės, kad jums papasakot kaip automanam, tai nenuvažiavom, kaip ir sakiau, iki Italijos, ten, kur norėjom davažiuoti, bet, kaip sakant, ne paskutinį kartą. Ir neįkopiau į kalną Glockneris, galite pasižiūrėti internete, tai yra vienas aukščiausių, o gal ir aukščiausias kalnas Austrijoje. Ir iki jo viršūnės galima davažiuoti automobiliu ten, aišku, ne iki pačios, bet galima davažiuoti iki automobilių šalia pačios viršūnės, tenais atsiveria vaizdai ir panašiai, ir pats tas kelias labai gražus, tai tenais irgi nenuvažiavom ir aš toj papasakosiu kodėl. Nes Batmano stabdžiai turbūt nėra labai sutverti kalnam. Čia vėlgi, nežinau, gal kažkas mane pataisys, bet aš bandžiau viską. Ta prasme, nes vis dar galvom, važiuojant, kad važiuosim į Glocknerį 100%. Tas kelias yra mokamas, papildomai 45 eurų, jeigu neklystu. Tai važiuosim, viskas jau buvom nusprendę, ta prasme, aš buvau 100% įsitikinęs, kad užsičekinsim, įsiklijuosim ant mašinos Glocknerio lipduką ir viską. Ir bus dar daugiau gražių vaizdų įkelti jums. Bet važiuodami iš vieno miestelio į kitą, Austrijoje pačioj, paėmėm tokį trumpesnį kelią ir tas kelias buvo, ant ženklų rašo, kad 15% įkalnė. Bet aš pradedu galvoti, kad ten tikrai buvo vietom ir daugiau negu 15%. Ta prasme, kelias ten į viršų kilom, ta prasme, aš neįsivaizduoju, aš nesuvažiavęs dar tokiu keliu, bet, žodžiu, užkilom, viskas gerai, ta prasme, dėžė, kad dėžę restauruoti reikės, tai čia yra 100%, nes jinai visiškai nesuprato, kas vyksta. Kur mes lipom, ką mes darom, bet užlipom ir po to, aišku, reikėjo nusileisti. Čia, kaip sakant, taip turi būti. Ir leidžiamės mes ir aš po truputį jaučiu, bandžiau stabdyti visaip. Vietiniai ten alsuoja į nugarą. Greitis 100, serpantinai, bandžiau visaip stabdyti. Intervalais, pavarom. Vis tiek pagauna automobilis inerciją ir, žodžiu, važiavam iki tol, kol pradėjau just, kad nelabai kažkaip bestabdo. Tai sustojau, tai jeigu kažkas žiūrėjo keliamą kontentą Instagramą, tas 2 savaitės, tai kai buvo, kas žiūrėjo, tas žinos, tai ir buvo reelsas, kur 2 kadrai ir miške, ten tokiam prieš šalia kelio.
Tai ten stovėjo Batmanas ir jis rūko tiesiog iš stabdžių kaladėlių. Ant vidos, aišku, nesimato, bet kaip sakant, stabdžiam nelabai tas patiko, tai ten laukiam, kol atvės. Ir nuo ten nusileidę supratom, kad, gal nelabai tema būtų važiuoti į Gloknerį, nes Gloknerį, čia mes tą atkarpą, kurią dabar papasakojau, į viršų ir į apačią, 10 km gal, kažkas tokio. O Gloknerio kelias, man atrodo, jeigu neklystu, jeigu ką, čia parašysiu po apačią tikslų skaičių, bet man atrodo 26 km yra kelio kilti viršų, o po to leistis. Tai aš pagalvojau, kad pasaugant, kaip sakant, likusios kelionės galimybės, kad Gloknerį praleisim, jau pradėjau galvoti ir apie stipresnius stabdžius ir panašiai, bet čia kitam pasirašymui ir kitai kelioniai, vis tiek kažkada, ne kitais, nes kitais yra kita kelionė numatyta į kitą šalį, bet turbūt dar kitais bandysim užkopti, užkariauti Gloknerį, parodyti, kas yra Batmanas Glokneriui. Tai ir paskui sutapimas buvo tas, kad buvom nuvažiavę ten šalia Gloknerio vartų, kai prasideda kelias, pats tas Gloknerio mokamas yra Wild Zoo, tipo, gali būti šalia gyvūnų ir panašiai. Tai važiavom ten su Monika. Neduosiu sumeluoti, išlipus prie vartų, nes ten šalia ir aikštelė yra, išlipus prie vartų, mašinų aplinkui nebuvo nei vienos, bet ore vis dar tvyrojo tas stabdžių, tas geležinkelio kvapas. Tai aš įsivaizduoju, kad tas kelias tikrai pareikalauja aukų. Martynas, kur važinėja su šeštuku rykliu senu, jisai buvo su juo ant to kalno viršaus. Tai aš jo prieš važiuojant klausiau ypatybių, kaip sakant, kas per situaciją, tai jisai sakė, kad jis sumetė stabdžių diskus po nusileidimo, kaip sakant, o aš po to supratau, kad aš irgi sugadinau stabdžių diskus, dar net ne Gloknerį, o kažkur kaimelį Austrijoje. Tai supratau, kad nevarysim ten, kaip sakant, tai kitais metais, tai nežinau, apie kelionę gal tiek, labai norėtųs, aišku, kitą kelionę gal daugiau jums parodyti ir kažkaip gal įkelti vlogų iš pačios kelionės, bet situacija yra tokia, kad prieš išvažiuojant jau į šią kelionę aš galvojau, gal išeitų bent kažkokį bendrą vlogą padaryti kiekvieną sekmadienį, bet kai pagalvoji, pavyzdžiui, tai paimkim kaip pavyzdį Samošką ar ten Balujevičius, čia jų darbas toks yra, keliaujant filmuoti, tai aš suprantu, kodėl jie daro ten tos daily vlogus ir panašiai, bet pavyzdžiui, kaip mūsų situacijai, kai tu išvažiuoji dar ir pailsėti prie to pačio, tai manau ganėtinai daug darbo gautųsi apsikrauti prie gautus jau kaip darbas. Tai nežinau, žiūrėsim, gal kažką sugalvosiu, kažką padarysim kitaip kitoj kelioniai. Šiaip iš tikrųjų kiekvieną dieną vis kažką įkeldavau, tai bent kažkiek vaizdų parodžiau ir panašiai, tai žiūrėsim. Žodžiu, dabar iš tikrųjų laukia pavasarį kelionė, kurią tikriausiai filmuosim visą, nes važiuos daugiau žmonių. Ir kaip sakant, galėsim bendrai gal parodyti, gal iškart neišeis. Pavasarį mes važiuosim su automobiliais iki Vroclavo į L3. Labai
laikau pirštų sukryžiavęs, kad gautųsi ir spėtume nusipirkti bilietus. Bet jeigu nusipirkam bilietus, pradedam ruoštis tai kelioniai, važiuosim savaitę prieš Altreisą, tai bus iš ten kontento tikriausiai, o po to rugsėjį važiuosim į kitą kelionę. Tai vėlgi jaučiu, rodysiu pasiruošimą, viską. Aišku, dar iki pavasario parodysiu boomerio paruošimą dažymui. Pagaliau turėsim nudažytą kėbulą, jau susiderinau su visais žmonėms, su kuriais reikia. Ir, kaip sakant, kontentas nesibaigs, vienaip ar kitaip kelsiu į YouTube, plus žiemą, kad būtų ką įkelti, tikriausiai išeis dar viena nauja rubrika su Paulium. Tikriausiai nefilmuosim čia, nes labai šalta, tai arba filmuosim viduj pačiam ofise, arba pas mus Easy Motorworks servize. Tai tenai išeis rubrika tokia, kiek kitokia nuo tų visų karkestų ir nuo vlogų. Daugiau laisvės tokios, ir bairių, ir humoro. Tikiuosi. Tai kad neužtęst šito vlogo iki karkesto lygio, tai dar norėjau pasakyti, kad cenzūra bus spalio 25 dieną ir žadėjau daryti koloną, bet po Simo renginio ir gan tokios skaudžios avarijos žmogui, aišku, ten net ne renginio dalyvis įvažiavo, kiek žinau, kitam renginio dalyviui į užpakalį, kaip sakant, ir ganėtinai skaudė avarija. Nežinau, kad žmogus tą mašiną turėjo ganėtinai ilgai ir buvo išpuoselėta ir išbūta, tai liūdna dėl to ir kažkaip pagalvojau, kad gal nenorėčiau pabaigti sezono su avarijom, tai nebus kolonas, bus tikriausiai 3 spotai per visą vakarą. Tai kaip sakant, siekite informaciją Instagrame, vis tiek artėjant renginiui jos kelsiu vis daugiau ir daugiau. O daugiau? Nežinau. Viską kaip ir apkalbėjau, man atrodo. Nežinau, ar čia šaltis kalba, ar kas, bet viską apkalbėjau. Kelionę papasakojau, kad jums plius minus įsivaizduoti, kaip sakant, kiek gali kainuoti. Tokią būtent kelionę, aš nešneku apie kitas šalis ar ten panašiai. Kas laukia jūsų toliau, irgi apšnekėjom. Tai tikiuosi, kad žiūrėsit ir pasubscribinsit kanalą, kaip sakant, nes manau, kad kontento tikrai užsuksim ir jo bus. Plus, nežinau, gal ir žiemą dar išlys su Mantu kažkoks test drive video, jeigu surasim kažkokį žiemą įdomesnį automobilį testuoti ir panašiai. Tai kontento bus, cenzūra laukia, uždarysim sezoną, kuris buvo ganėtinai pilkas ir lietingas. Tai tikėsimės, kad kitas sezonas bus geresnis ir šiltesnis. O šiam vlogui tiek. Ir ką, iki kitų kartų.